Aha, o paprasčiau. Sveiki, tai šiandien grįžtame į svetainę. Ir... Nes kaime žolę pjauna. Taip, nes kaime žolę pjauna. Jeigu galima, paspauskit like, paspauskit subscribe. Kitaip sakant, ar yra kažkoks įvykis, kuris mums nutiks, arba tikėtina, kad nutiks ateityje, kuris padarė įtaką tam, kad, pavyzdžiui, mes dabar čia įrašinėtume mūsų trečią laidą. Na ir nekartą man esiminėjęs Ratzingerio ateities žmogaus versiją apie tą Dievo mylimą žmogų, kuris yra ta tobuloji ateities versija. Reiškia, mes esam lūžio taške. Šitam laike mes keliaujam link kažkokio singuliarumo buvimo mašiną. Bet jeigu atvirkštinis laikas, atvirkštiniam laike mes dabar iš mašinos, mes išsiritę iš kažkokios mašinos, kaip iš matricos, reiškia, nusiplėšę tos, mes einam į žmogiškumą, mes transformuojamės šiuo metu dabar į žmogų. Tai stoj su žmogu. Mes ką tik išsivadavę iš dirbtinio intelekto ir mes kuo mažiau ir mažiau remsimės technologijas. Dabar mes tuo atsisakysim interneto, paskui mes atsisakysim vidaus degimo variklio ir pereisim prie garo variklio. Ir tavo mylima civilizacija. Taip, ir galiausiai mes, ta prasme, liksim rojaus sode, kaip Adomas ir Ieva, mes atsisakysim vaisiaus nuo pažinimo medžio ir liksim mintis trejybės prote. Būtų gražu.